Tai aš, kadangi mes pasidalinsim, jau tinklalapį yra įkeltas šitas prezentacija, tai yra įkeltos jums nuorodos, kad lengviau surasti šitus teisės aktus. Kaip jau Simona ir minėjo, iki balandžio 7:10 valandos ryto mes laukiame jūsų paraiškų. Paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu ir pateiktos tam tikrų elektroninio laiško adresu, kuris bus vėlesnėse skaidrėse. Kas gali aplikuoti į bendruomeninį verslą? Tai visų pirma organizacija, kuri įsteigta pagal bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą ir turinti NVO žymą. Kitaip, paprasčiau tariant, tai yra asociacijos. Jeigu jūsų organizacija yra VŠI, tada jeigu norite aplikuoti pagal šitą priemonę, jos steigėjas ir dalininkas turi būti daugiau negu 51% dalyvių turi priklausyti tai pačiai bendruomeniniai organizacijai, kuri įsteigta pagal bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą arba kitaip tariant asociacijai. Yra būtinas reikalavimas, kad pareiškėjas vykdo veiklą įregistruotas netrumpiau kaip 1 metus iki projekto paraiškos pateikimo dienos. Atkreipiu dėmesį į vykdo veiklą, o vykdo veiklą mums rodo tai, kad jūs teikiate veiklos ataskaitas registrų centrui. Tai jeigu jūs vykdote ant ribos tos 1 metus su truputėlį, tai iki paraiškos pateikimo dienos turėtumėt būti pateikę savo veiklos ataskaitas registrų centrui ir jos turėtų būti viešos. Dar vienas reikalavimas bendruomeniniai organizacijai, tai kad paraiškos pateikimo dieną turi būti ne mažiau kaip 30 narių ir tą narių sąrašą pateikiama su projekto paraiška. Čia buvo daug diskusijų ankstesniais laikotarpiais, kokie nariai pripažįstami tinkami, kadangi pagal bendruomeninį organizacijos plėtros įstatymą bendruomeninė organizacija tai vienijanti teritorinių ar kažkokiu kitokiu pagrindu, tai būtent tie nariai, jeigu tai yra teritorinių pagrindų, tai tada rekomenduojama mažiau klausimų ir problemų sukels, jeigu tie 30 narių bus deklaravę savo gyvenamą vietą jūsų toj teritorijai. Pareiškėjas turi kolegialų valdymo organą arba su projektu susijus sprendimus priima visuotinėme narių susirinkime. Jeigu jūs esate VŠI, tai jums šitą nuostatą netaikoma. Ir paskutinis punktas, registrų centrai yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus ir veiklos ataskaitą už ataskaitinius finansinius metus. Tai yra, jeigu tai ataskaitiniai metai dabar yra 23, bet jeigu jūs esat nauja, tik metukai jums suėjo, tai rekomenduotina už 24 pateikti ir veiklos, ir finansinės atskaitomybės dokumentus ir tai bus užskaityta kaip jūsų dokumentai, kad jūs atitinkat šitą punktą. Taip, šitam projekte laukiami partneriai ir partneriai yra apriboti, jie visi turi būti registruoti ir veiklą vykdyti mūsų teritorijai vietos veiklos grupės, tai yra Vilniaus rajone. Tai galimi partneriai kitos bendruomeninės organizacijos arba asociacijos, tradicinės religinės bendruomenės, viešos įstaigos, savivaldybės įsteigtos viešos įstaigos, biudžetinės organizacijos ir kiti privatus juridiniai asmenys. Bet atkreipiu dėmesį, kad jie visi turi būti Vilniaus rajone, registracija jų visų turi būti Vilniaus rajone. Taip, kvietimui skiriama 180 000 eurų, maksimali paramos suma 90 000 eurų ir, matote, kad realiai tikimasi finansuoti 2 projektus. Intensyvumas yra 95%, su PVM ar be PVM klausimas bus labai nagrinėjamas individualiai, nes jeigu jūsų visos įstaigos veiklos pakliūna ten į PVM 21 tą straipsnį, kur jiems nulinis PVM, tada jums iš projekto gali būti dengiamas PVM ir jeigu jūs vykdysite tik tai tą veiklą, RVK kodą, pagal tą RVK kodą, kurį įsirašysite, tada taip galima dengti. Kitu atveju, jeigu jūs vykdysite mišrią veiklą,
pavyzdžiui, spausite apelsinų sultis ar obuolių sultis, jas pardavinėsite ir iš tų pinigų kažkokią socialinę problemą spręsite, tai bus mišri veikla ir PVM-as jums nebus dengiamas. Taip, apsibrėžiam, kas yra nuosavas indėlis, tai yra tie 5% ir galbūt PVM-as, tai yra jūsų nuosavos piniginės lėšos arba iš savivaldybės biudžeto, Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto skirtos lėšos. Jeigu tai yra jūsų nuosavas piniginės lėšos, tai laukiame banko sąskaitos išrašą pareiškėjo vardu, kurioje yra ta pinigų suma įdėta. Jeigu tai yra savivaldybės biudžeto lėšos, tada laukiame savivaldybės sprendimo, kad yra galimybė skirti jums šitus pinigus. Taip pat tinkamas yra vietos projekto partnerio nuosavas piniginės lėšos, tai yra irgi tada banko sąskaitos išrašas teikiamas partnerio. Ir paskutinis, tai jūsų skolintos lėšos. Čia koks skirtumas nuo praeito laikotarpio, tai kad skolintis jau iš fizinių ir juridinių asmenų nėra leidžiama, jau tai nepripažįstama kaip tinkama paskola šitam indėliui padengti, yra pripažįstama tinkama tik iš finansinių įstaigų, tai kredito unijų, bankų ar dar kažkokių kitų, kurios ten tuom užsiema. Aš galiu pertraukti sekundę. Taip. Aš pamiršau vieną dalyką labai svarbu paminėti. Čiate yra dalyvių registracijos nuoroda. Būkit geri, prisiregistruokit, mums labai reikia, kad tai padarytumėt. Visi, kurie dalyvaujate, esat prisijungę, čiate yra registracijos nuoroda. Gerai, ačiū, viskas tiek. Projekte remsime šitas 4 arba visas arba dalį šitų veiklų, tai yra infrastruktūros pritaikymą, įrangos įsigijimą, pabrėžiu, kad tik ilgalaikis turtas ir jeigu, pavyzdžiui, ir dabar yra traktuojama, kad jeigu perkate 10 jogos kilimėlių, tai yra įranga, ir kiekvienas jogos kilimėlis turi būti ilgalaikis turtas. Negalėsit sakyti, kad mes jogos kilimėlius komplektuosim į vieną komplektą ir tada gaunasi ilgalaikio turto suma ir tai yra ilgalaikis turtas. Yra reikalavimas, kad kiekvienas daiktas, kurį pirksite, prekė atitiktų ilgalaikio turto sąvoką. Tai atsinaujinančių energetikos išteklių diegimas ir skaitmeninių kitų pažangių sprendimų tiekimas. Taip, ko mes siekiame, ką jūsų projektas privalės atitikti. Tai pirmas, tai turėsit kurti darbo vietas. Šita priemonė patraukli tuo, kad pusė etato įkūrimo kaina yra 90 000 eurų. Reiškia, jeigu jūs rašote paraišką maksimaliai paramos sumai, jūs kūrėte pusę darbo vietos. Tai po to kitas rodiklis, kaimo ekonomikos plėtojimas, kaimo verslo įmonių, skaitant bioekonomikos įmonės, kuriamų naudojantis pagal skiriamą paramą skaičius. Tai čia visi atitinks realiai, kurie prašys paramos. Europos kaimo tinklų kūrimas, kaimo gyventojų, kuriems naudojantis, iš tą norėčiau atkreipti dėmesį. Jūsų projekte sukurta infrastruktūra ar sukurtų kažkokiu gėriu jūsų projekto, kiekvienam projekte turi pasinaudoti ne mažiau kaip 980 galutinių naudos gavėjų. Už šito rodiklio pasiekimą privalėsite atsiskaityti. Ir tai bus teikiama parašų lapai, dar iš tiesų nėra labai tiksliai iš agentūros nurodymų, kaip už tai atsiskaitysit, bet manoma, kad teiks parašų lapus, ar sąskaitas faktūras, ar kažkokius priėmimo perdavimo aktus, jeigu tai yra paslaugos, kažkam tai bus teikiamos. Bet kiekvienas projektas turi pasiekti 980 galutinių naudos gavėjų. Taip, ir tinkamumo reikalavimai. Tai būtinai. Vietos projektas turi atitikti VPS temą, tai yra darni plėtra Vilniaus rajone. Vietos projektas turi būti pelno siekiantis, reiškia verslo plane privalomai turi būti generuojamas pelnas ir matytis, kiek jūs išsidėliosite ir kontrolės laikotarpį ir viską būtinai turi būti
šioks toks, bet pelnas, nes laikoma, kad tą pelną jūs privalėsite skirti tos problemos įsivardintos ar savo bendruomenės poreikių tenkinimui. Vietos projektas turi būti skirtas inovacijoms diegti, projektas turi būti susijęs su atsinaujinančios energetikos gamybos pajėgumais, projektas turi prisidėti prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos, prisitaikyti prie jos tikslų įgyvenimo kaimo vietovėse, kaip minėjau, turi būti būtinai kuriamos darbo vietos, tai mažiausiai, ką jūs privalote kurti, tai 5 etatų. Projektas turi būti susijęs su sumanių kaimų strategija, apie tai pakalbėsim tada, kai tam balus, kas tai yra tie sumanių kaimų strategija, kai balus duosim. Tenai aiškiai bus matyti, kokie kriterijai atitinka sumanaus kaimo strategiją. Projekte turi būti gerinimas paslaugų prieinamumas ir infrastruktūra. Iš pirmo žvilgsnio tai yra tarpusavį sunkiai susiję reikalavimai arba, tikrai, bet strategija parašyta tokia, kokia yra ir mes ją turime įgyvendinti ir visi šitie reikalavimai atėjo iš strategijos. Ir visus šitus tinkamumo reikalavimus turėsit pagrįsti savo paraiškoje, nes kitaip projektas negaus visų taip ir jis negalės būti finansuojamas. Ir dabar balai. Projekto metu vykdoma daugiau nei viena iš šių remtinų veiklų. Jeigu kas dar nerado, kur yra išvardinti balai, nes dabar yra su nauja strategija šiek tiek kitoks dokumentų pateikimas, tai balai yra išvardinta paraiškos formos 5 lape, šyte, ten Excelis, tai ten yra labai viskas išvardinta, tai ką aš čia bandžiau perteikti skaidres. Tai minimalus balų skaičius yra 40, maksimalus 100, tikėtina, kad 100 niekas nesurinks, bet laukiame projektų. Taip, tai pirmas kriterijus 20 balų vertės yra projektų metu vykdoma daugiau nei viena iš šių remtinų veiklų. Tai reiškia 2 ir daugiau veiklos. Ir jos čia yra išvardintos, kokių veiklų, kokių projektų, apie ką mes tikimės. Tai ir visą šitą jūs turite pagrįsti, nes jeigu nerasime paraiškoje pagrindimo būtent atitikimo šitam ar kitam kriterijui, kurie bus vėliau, tai bus vertinama, kad jūs netitinkate, nes papildomų kaip ir dokumentų aš iš jūsų neturiu teisės prašyti, kas liečia atrankos kriterijus. Todėl labai kviečiu pradėti paraiškos rašymą nuo išsidėliojimo labai aiškiai, kaip jūs atitinkate atrankos kriterijų ir pagrindimo. Nes būtent tai bus vertinama ir visą laiką pateikti papildomus dokumentus, tai, ką jūs apsirašėte, kad jeigu juos pagrindžiančius dokumentus. Šiuo atveju apie veiklą kokią labai aiškiai turite išskirti projektų idėjoje, ten, kur rašysite paraiškoj pirmose, man atrodo, dalyse, ar kur aprašysite savo projekto idėją, ten turi būti labai aiškiai matytis, prie kokių veiklų konkrečiai jūsų projektas prisideda, tam, kad aš galėčiau jums duoti 20 balų. Taip, antras kriterijus. Jūsų projektas, per jūsų projekto metu yra įgyvendinama didesnis skaičius sumanaus kaimo principų. Tai yra čia jie išvardinti, kiek už kokį principą gausite balų. Vietos produktų panaudojimas, skaitmeninės ir kitos inovacijos, dalijamos ekonomika, žiedinė ekonomika, atsinaujinanti energetika, kaimo turizmas ir taip toliau. Tai visų jų paimti šitų balų tikrai jums nepavyks, bet pagalvokit ir pagrįskit, kaip jūsų projektas galėtų prisidėti tiek prie dalymosi ekonomikos ar žiedinės ekonomikos. Ir jeigu atitinkat visus, kas sunkiai tikėtina, tai gauna 20 balų, o kiek jau atitiksit, tiek balų ir surinksit. Taip, trečias kriterijus – darbo vietos. Tai jeigu kursite nuo 1 iki 1,5 darbo vietos, tai 10 balų gausite, jeigu nuo 1,5 ir daugiau, tai 15 balų gausite. Darbo vietas labai svarbu, kad jūs privalote sukurti iki projekto pabaigos
ir išlaikyti 3 metus po projekto pabaigos. Ir maža to, kad net turit sukurti naujų darbo vietų, bet dar turit išlaikyti metus laiko iki paraiškos pateikimo turėtą darbuotojų etatų skaičių. Tai įvertinkit ir tai. Dar balų teikiam už partnerystę. Jeigu turite 2 ir daugiau partnerių, ir čia įdėjom, ką jie privalo atstovauti verslą ir vietos valdžią, tada 15 balų. Jeigu su 1 ir daugiau partnerių, kurie atstovauja verslą arba vietos valdžią, gaunate 10 balų. Kaip minėjau, partneriai privalo būti registruoti Vilniaus rajone. Dar vienas kriterijus apie jūs, kad jei pareiškėjas registruotas ir veikiantis Vilniaus rajone daugiau negu 5 metus gaunate 15 balų, daugiau negu 2 metus 5, jeigu mažiau negu 2 metus balų negaunate. Taip, vėlgi atkreipiu dėmesį į veikiantis, registruotas tai labai lengva patikrinti iš jūsų įsteigimo dokumentų, bet veikiantis tai reiškia teikiantis veiklos ataskaitas registrų centre. Ir jeigu nebuvo tokios mados prieš 5 metus teikti tų veiklos ataskaitų, tai jas tada pateikite kartu su paraiška, kad man nereikėtų abejoti, ar jūs turite jas, ar pildėte, ar dar kažką. Ir jeigu turiu 5 metų jūsų veiklos ataskaitas prie paraiškos pridėtas, gaunate 15 balų. Ir paskutinis kriterijus numatytas atsinaujintis energetinis šaltinis, jo panaudojimas ir ar energijos efektyvumo kažkoks kitas didinimas. Tai už tai gaunat 15 balų. Kaip minėjau, minimalus balų skaičius yra 40, kas surinks mažiau negu 40 į kitą etapą nepraeis, kas surinks daugiau negu 40 bus sureitinguotas. Dabar kas atsitiks, jeigu keli projektai gaus, kadangi finansuojam realiai tik 2 projektus ir tie projektai gaus vienodą balų skaičių. Tada mes įsivedam tokį antrinį prioritetinį vertinimą ir vertinsime, iš pradžių išreitinguosime visus daugiausia balų surinkusius pagal mažesnę prašymą paramos sumą vienai darbo vietai, sukurti tokius ekvivalentus. Ir jeigu dar bus 2 paraiškos ar daugiau surinkančios tiek pat balų ir esančios toje pačioje pozicijoje, tada dar skaičiuosime prašoma mažesnės paramos suma vietos projektų įgyvendinti. Pagal tai bus sureitinguotos paraiškos. Ir tikėtina, tokiu būdu, iki šiol bent jau pavykdavo visada, gausime sąrašą šitų paraiškų, kurios, išreitinguosim paraiškas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į visas šitas likusias gairias, prezentacijos, nežinau, kaip čia pavadinti, lenteles, kur ir pabandžiau sudėti visus mūsų prašomus dokumentus, kad tiesiog pateikdami paraišką susipaukščiuotumėt, kad viską pateikėt kartu, nes jei nors 2 dokumentų truks, paraiška yra atmetama, nevertinama. Tai linkiu jums atidos, kantrybės ir susirinkti visus dokumentus, kurių reikia. Taip. Tai čia persiskaitysit, jeigu kažkokie klausimai kils, jeigu partnerėve, būtinai turite pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, galite pasirašyti vieną sutartį su visais partneriais, jeigu, pavyzdžiui, jų turite 3, galite pasirašyti atskirai su kiekvienu partneriu. Mums tiks visos sutartys, ar viena sutartis su visais, arba su kiekvienu. Tai čia dokumentai. Biudžeto pagrindimo gal dokumentai galima apsistoti, kad visos prekės, įrangos, viskas turi būti pagrįsta bent 3 komerciniais pasiūlymais arba kainos pasiūlymais iš interneto, tai per ekranvaizdžius. Jų parametrai neturi skirtis daugiau negu 10%, tai pavyzdžiui, jeigu perkat šaldytuvą, tai tikėtina turbūt talpa gali būti kažkoks parametras, kurį įsivardinsite paraiškoj, klasė energetinė ar galingumas variklio. Tai šitie 3 parametrai, kuriuos įsivardinsite paraiškoj, pridėtuose komerciniuose arba ekranvaizdžiuose, turi nesiskirti 10%.
Tai yra, nelyginsim šaldytuvo, kurio talpa 10 litrų su šaldytuvu, kurio talpa 200 litrų. Čia toks. Jeigu jūs būtinai turite pateikti nekilnojamo turto dokumentus, kokiu teisiniu pagrindu jūs juo naudojatės. Jeigu jeigu saulės elektrinę nuspręsite statyti, tai būtinai reikia pateikti ESO sąlygas, nes prieš tai buvę kvietimai susidūrė su didelė problema, nes patalpos yra nuomojamos, savininkas nenori ESO sąlygų išiminėti, o paraiškoje nusimatyta saulės elektrinė. Tai visos šitos paraiškos buvo pervertintos ir išimamos tos išlaidos, nes tiesiog jų neįmanoma įgyvendinti be savininko leidimo, be ESO sąlygų ir taip toliau. Tai užtat prašome kartu su paraiška jau pateikti ESO sąlygas. SVV ir vienos įmonės deklaracija, jo formos yra pateiktos prie paraiškos, prie VVG dokumentų. VMI ir sodros pažymos būtinai, kad jūs nesate įsiskolinę. Šitos pažymos užtrunka gauti, tai taip, kad iš anksto reikėtų suskupti. Ir ką? Ir šitų elektroninių paštų laukiam jūsų paraiškų. Paraišką būtinai elektroniniu parašu pasirašinėkite. Jeigu būna variantų, kur pasirašinėja kiekvieną dokumentą, kiekvieną PDF-ą, priedą atskirai per GoSign ar dar kažką, tai rekomenduojama naudotis archyvarų paslauga per Adoką, susimesti viską į Adoc failą ir vieną kartą pasirašyti, ten automatiškai visi priedai pasirašo. Ir jeigu kils klausimų, tai mano kontaktai šitoj skaidriai. Tai va, Simona? Na štai, prabėgome taip apie bendruomeninį verslą, apie šitą priemonę. Tai aš vis dar savo ruožtu raginu užsiregistruoti, čia yra registracijos nuoroda. Iškilo klausimas, kad neleidžia turbūt pateikti dėl paskutinio klausimo, tikriausiai įsivėlė techninė klaida. Jeigu ten jūsų reikalauja kažką užpildyti, tai tiesiog parašykite žodelį taip arba susipažinau ir tuomet turėtų jums leisti pateikti. Tai labai prašau užsiregistruoti, gerai? O dabar laukiam klausimų. Aš turiu klausimą dėl tų 980 naudos gavėjų. Man ne visai aiškus tas punktas, gal jūs galite kokį pavyzdį pateikti? Pavyzdžiui, aš pirksiu įrangą sulčių spaudyklai, obuolių. Ir mūsų bendruomenė, ne aš, mūsų bendruomenė pirks obuolių spaudyklą ir gautą pelną panaudos bendruomenės viešam erdvėm įsikurti ar dar kažkaip tenai. Tai tos spaudyklos klientai turi būti 980 paslaugų gavėjų gavusių mano tą paslaugą. Galėsim šitą, aš dar, man pačiai kilo klausimas, per kokį laikotarpį tą turėsim pasiekti. Dabar mums atrodė, kad iki projekto pabaigos tą 980, bet mes per klausimus atsakymus patikslinsim. Ar tai nebus skaičiuojama per visą kontrolės laikotarpį, tie 980, nes iš tikrųjų yra nemažas skaičius. Aha, o kaip tą reikės pateikti, pavyzdžiui, ar ne? Ta prasme, vienetais parduotos produkcijos, ar nes kažkaip... Tai čia taps įdomu. Čia labai geras klausimas. Bet dabar čia bus nauja mada, naujas vėjas per visą Lietuvą, tai visi dabar rinks šitą. Jeigu, aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek kūrybingumo aspektas bus labai svarbus ir taip, kaip jūs sugebėsit pagrįsti. Jeigu skaičiuosite įmonės, tai tada 980 skirtingų unikalių UABų ar MB ar ten kažkokio fizinio asmenų, kuriems išrašėte sąskaitą, pateikčiau. Jeigu ne, tai tada renku parašus. Pasinaudoji mano paslauga, ar gali pasirašyti, kad tu pasinaudoji. Ir rinksit parašus, nes už šitą rodiklį reikės atsiskaityti. Ir nebus tik tai, kad vadovo deklaracija, kad aš patvirtinu, kad tiek naudojasi. Ne, reikės ir dar įrodyti, kad tai yra unikalūs asmenys, kad jie nesikartos. Nes jeigu sąskaitas teiksi, pavyzdžiui, ir ta pati įmonė kartosis, tai irgi nesiskaitys kaip.
kad 2 sąskaitos nesiskaitys kaip 2 unikalūs gavėjai. Taip, Serva dar noriu paklausti. Jo, čia kur slapyvardžiu. Labą dieną, Remigijus Serva. Aš kaip ir supratau, jūs viską gerai, kompetitingai paaiškinat, bet tik tiek, kad pasitikrinti. Jūs sakot, kad asociacija turi būti registruota adresu mažiau kaip 2 metai, ne? Ir kad ten būtų minimaliai 30 narių, kad jinai galėtų pateikti paraišką. O jeigu asociacija veikia visoje Lietuvoje, bet jos būstinė yra Vilniuje, ar jinai gali prašyti paramos, jeigu jinai kažką tai darys ne Vilniaus rajono teritorijoje? Pas mus yra kertinis reikalavimas, kad visa nauda iš projekto turi atitekti Vilniaus rajonų. Tai visų pirma, atvirkščiai. Tai jūs vis tiek atstovaujat kažkokią įstaigą, tai jau konkrečiai ir nagrinėkim jūsų atvejį. Jeigu jūsų asociacija yra įsteigta Vilniaus mieste, tai jūs esate iš esmės netinkamas pareiškėjas. Jeigu jūsų asociacija yra įsteigta, tai yra registracijos adresas yra Vilniaus rajone, jau tada galima nagrinėti ir kitus punktus, ar atitinkat ar netitinkat. Tai va toks. Aš supratau, bet nariai ir filialai, ne? Jie yra po visą Lietuvą išmėtyti. Čia tik tai būstinė yra. Nariai tai fiziniai asmenys. Taip, bet ten nėra po 30, ten po kelis, ten, nežinau, 2, 3, 5, bet ne vienoje vietoje. Tai dabar jūsų asociacija, įsteigė ar nariai yra fiziniai asmenys ar juridiniai? Fiziniai. Fiziniai. Tai dabar yra iš esmės asociacijos steigėjų narių yra daugiau negu 30. Taip, bet jie ne vienoje vietoje, kaip sakiau. Jie neapjungti teritorinių pagrindų, ne? Ne. Tai va, čia bus įdomus klausimas, kaip sutraktuosim, nes iki šiol traktuodavom, kad jie netitinka, tada jūs kaip asociacija netitinkate, ten viena iš skaidrių buvo, kas yra laikoma bendruomeninė organizacija. Bet aš galvoju, kad į šitą klausimą vertėtų visiems atsakyti raštu, kad būtų ramu. Tai jeigu jūs pakartotumėt savo klausimą elektroniniu paštu arba dabar į čatą, tai mes suformuluotumėm atsakymą, kurio laikytumėmės ir mes, ir jums bus aiškiau. Gerai, aš tada arba e-mailą, arba į čatą. Gerai, ačiū. Ir aš supratau, kad klausimas realiai dėl tų 30 narių, nes jie nėra visi registruoti toj pačioj teritorinių pagrindų. Jie po visą Lietuvą išsibarstė jūsų nariai. Ne visai taip. Mes, kur norėtumėm daryti veiklą, jinai nėra Vilniaus rajone, bet tame rajone yra mūsų narių. Ten yra, sakykime, prie Kauno, ne, bet tik tai dalis jų yra. Mes norėtumėm tai daryti, bet viskas priklausytų kaip ir Vilniaus rajono, buveinės adresu. Jo, bet dar vieno tikrai dalyko nepaminėjau, kad visos investicijų saugojimo vieta irgi privalo būti Vilniaus rajone. Tai jeigu jūs pirksite, pavyzdžiui, man šiandien labai patinka obuolių sultis, tai obuolių sulčių spaudykla, tai jos pastatymo vieta privalo būti Vilniaus rajone. Jūs negalite ją įrangą pastatyti prie Kauno. Mes turime omeny mobilią įrangą, ne? Jinai gali būti perkelta. Čia mūsų atveju tai būtų modulinis namelis, ne? Jisai neturės fiksuotos savo vietos. Tai aš suprantu, ką jūs sakot, bet kodėl ne paskui jį perkelti į kitą vietą? Jeigu tai bus mobili paslauga, taip, jūs galite ją teikti visoje Lietuvoje. Taip. Bet jeigu tai stacionarus kažkoks tai daiktas, tai jo saugojimo vieta privalo būti Vilniaus rajone. Gerai, aš supratau. Ačiū. Ačiū. Laukiam daugiau klausimų.